Tai ką, labas ralis. Dar vienas ralio savaitgalis. Šiandien lėkime į mini ralį. O lėkime su kuo? Su Tomu. Labas, Tomai. Labas, ralis. Na, Tomas, kai laiką mums padeda užpilti kūrą. Bet iš tikrųjų, tai mes šiandieną važiuojam su Tomu, susirašysim ralio trasas, nes Dalis išleikęs į komandiruotę, o Dalis grįžta naktį ir rytoj startuosime su Dalimi. Tai toks dvigubas duetas šiandien Tomas ir toj Dalis, nes vyksta pasirašymas kitam savaitgaliui Zarasuose, kur vyks paskutinis čempionato etapo ralio etapas. Taigi, einam atsigersim kavos, prisipylėm kūro ir lėkiam į Mažeikius, į mini ralį. Tai ką, kūras užpiltas, turim Flat White mėnesio heroją ir pilam juodą kavą. Kas čia per bulkutės? Bulkutės. Spurgų yra, sabaliais, tradicijai. Prašluota nuo ryto. Didelio pasirinkimo nėra, bet tuo paprašysim, kol mums prakeps skanos. Atėjom pirkti kavos, kažkaip nusipirkam kaip parduotuvai. Netgi eilę užėmėm žmonėm. Ačiū visiems už dėmesį ir judam toliau. Turim kavos, turim bulkučių, turim gerimų, kaip Tomas sako. Lėkiam į ralį, nes jau 10 valandą laikas skuba. Welcome to Mažeikę. Žemaitija. Mažeikiai mus pasitinka su muzikytė, o mes einam į administracinę komisiją. Man numerį paėmė. Jo. Ką? Tai ir mūsų eilė. Sveiki gyvi. Ką, mineralistai? Ruošitės? Gerai, sveiki gyvi. Maksai nieko, bet su mini kartą. Abadiena? Kas? Kur man? Ten? Mane keičia? Ai, na? Abadiena! Valio! Ir vieną ilgą! Kaip ralis, taip gimtadienis. Sveikiname. O taip, va tokios takelės. Ką čia Tomai geri iš kartą? Energizerė. Va, Verva Energy Drink. Oho, organizatorius pasirūpino. Taigi gavom numeriukus, gavom lipdukus, gavom prisijungimus masterę. Žodžiu, Tomas pasikrauna energijos ir lėkiam susirašinėti greičio ruožą. Egidijau, paskutinį mini ralį mačiau, jūsų automobilis stovėjo kažkaip tai ratais į dangų. Kaip tas vyko procesas pasirašymo, ar sutvarkėt automobilį, spėjat viską padaryti? Automobilis dar yra tvarkamas, dar pabaiginėja visas smulkmenas. Aha. Manau, ant technikinės atvažiuos, tai realiai testuosimės per varžybas. Aha, žodžiu, tiesiai iš garažo į trasą, ne? Tiesiai iš garažo į trasą. Bet iš principo, kaip ir viskas turėtumėt spėti, Viskas veikia, suvedimai padaryti, viskas važiuoja, tik tai lygiai smulkmenas. Aš girdėjau, kad automobilis pakeitė spalvą. Jo. Kokios spalvos bus? Sidabrinis. Sidabrinis, buvo baltas dabar bus. Laikinai. Lipdukus spėtų klyjęs? Sukliuosim vietą. Tai supratau. Gerai, okei, netrakdau, ruoškitės ir... Ačiū. Rimantai, nebebijai važiuoti ralio? Pirmom dienom iš tikrųjų baimė buvo šiaip važiuoti apskritai, ypač kai šalia sėdi. Kaip tas pirmas blynas? Krikštas, ne? Gerai, ne? Bet neatpratė norą važiuoti ralį, ne? Nu, atrodo, ne, gal pagyvino. Pagyvino, ne? Kai Egidijus nusprendė, kad nenuleis rankų ir važiuoti, tai turbūt pagyvino tą norą ir, nes jeigu turbūt atsisėstum, tai gal ir kristų tas noras. Ar prisidėjai prie automobilio remonto? Tai žinoma, noras yra pas abu važiuoti. Supratau, tai labai... Mes ir rėmėjai prisidėjome, kiek galėjome. Tai gerai, džiugu, kad yra kas padeda ir yra noras. Ačiū labai Autorikonos fanam, irgi labai prisidėjo, tai be fanų turbūt ir nevažiuotume. Dėl to fanai ir yra, kad padėtų sunkia minutė irgi, ne tik kai labai viskas gerai. Jo, labai malonu. Tai okei. Tai ką, fotosesijos baigtos, lipdukai gauti. Liko pagrindinė procedūra, kurią atlikdavo Dalis, Daliaus nėra, tai... Atliks ją Tomas. O, Janėlis, laba diena. Geros nuotaikos būtų šiandien. Nu, ką tu? Gerai? Vis gerai? Gerai. Ko tu čia važiuoji susirašinėti, tau čia nėra ką veikti? Čia vietinis esi, girdi. Taip pat kaip ir tu. Pasitikrinsiu atmintį. Ar gerai veikia, ne? Nu. Supratau, kur jūsų šturmanas? Vėl žaidžia.
Žaisti su kompu žaisti. Kompiuteriu. Supratau, gerai. Liek, greičiu, Tomai. Ne. Nesiskutės jisai, negražus. O Toms klijuoja. Reikia. Taigi šiandien turim 7-3 numerį, kadangi važiuojam svečių teisėmis, tai startuosime po mini rally dalyvių. Pirmi beros po mini rally dalyvių, o už mūsų startuos Jonas Luckus. Tai nemažai dalyvių susirinka, o dabar reikia lėkti. Kur varom, Tomai? Susirašyt, ne? Jo. Po kairę mums štai bus servizo zona, o mes važiuojam susirašinėti greičio ruožą. Taigi mes jau prie greičio ruožo. Pradėsim nuo antro greičio ruožo, kadangi jis yra tolimiausias ir mums daugiausiai tolės nuo kitų greičio ruožų, tai pradedam nuo tolimiausio taško, o paskui važiuojam link kitų taškų. Tai važiuoja apsauga, kalti koliuko. O mes, Tomas, įlindam miškan nusilengvinti ir mes pradėsim savo susirašymus. Sveiki, gyvi! 10, dešinys, 4. Kairys, atsiprašau. Kairys. Iškart klaidos. 4. Aha. 100. Dešinys. 5. Dešinys 3, greitas 70. 100, dešinys 2, 3. 80, pataisyk žinai. 100, dešinys 2, 30. Dešinys 2 nepjauti reiks padaryti. Taigi susirašėm 2 greičio ruožus. Kaip tau, Tomai, po pertraukos susirašinėjimas? Šiaip toks jo sunkumas, biškis blaškimas, bet ką žinau, matysim. Jo. Šiaip jo, jaučias, kad pertrauka buvo iš tikrųjų jo. Biški toks nepasiruošęs jo. Jo, kalbant apie greičio ruožus, pravažiavom 2 greičio ruožus, tai vienas greičio ruožas vyko pernai, pirmas trečias, kur dabar, tai irgi pernai buvo pirmos dienos greičio ruožas, jisai buvo į priešingą pusę, man atrodo, nors nesu tikras, galbūt ir tą pačią. O antras greičio ruožas pernai jo nebuvo, esu važiavęs tą dalį greičio ruožą prieš keletą metų, tai nebuvo man labai geras rezultatas, tai tikiuosi, kad šį kartą suvažiuosime jį geriau. Sakė, SAP Kalapė tame greičio ruože treniravosi praeitais metais, tai šiaip kaip bebūtų garsus greičio ruožas. Dabar važiuojame 4, 6, jo, ir tada liks 5, 7. Taigi susirašėm visus greičio ruožus, 4 greičio ruožai, iš viso gaunasi 7 plus testinis. Važiuoti daug maž žinomi greičio ruožai, iš pernai metų yra nemažai, aišku, pridėta daugiau gesinimo zonų, vadinamų šikanų. Tai kaip ir nieko naujo, tiek kad galbūt yra nemažai šlapių vietų buvę ir atsiradę duobių. Tai šiek tiek tos vietos lengvai erzina. O dabar ką, nuo 5 valandų prasideda testinis greičio ruožas, važiuojame testinį ir rengiamės ir bandom pagazuoti. Tai tiek žinių, lėkim, iki. Dainius, labą dieną. Filmuoji, jau Filmuoji. Nu, jau pralėkėt? Ne, dar kad... Ai, tik atvažiavote, ne? Supratau, kaip susirašė greičio ruožas, gerai? Senai jau. Senai? Prieš valandą. O, blemba, jis greit pradėjo. Pirmi praėjom tą mandatkę visą. Supratau. Mėskėt. Gerai. Mūsų Jau žiūrėk nuo stalo nenuvykti. Jo, valgam. Mūsų automobiliukas jau čianai. Mechanikai jau ruošia tvarko. Einam dėtis kombinezonų ir startuosim testiniam greičio ruože. Tomas dar pasipačia savo šalmą. Čiplio sausainių nori labai gauti, kada bus čiplys rems. Dabar reklamą apklijavo, tai tikrai jau dabar sausainių tai gausim. A ne, Tomai? Turėt. Žodžiu, Chebra geros nuotaikas, linksminas, taip. Tikėsimės, kad ir rytoj po finišo bus tokia
pat gera nuotaika. Tai ką, rengiamės. Tai ką, rengiamės jau. Turim šalmą, turim pošalmį, turim pirštinės, dedam vidų pirštinės, dedamės pošalmį. Ir bus galima gazuoti. Reikėjo varyti su lipdukais, Tomai. Ką, aš jau pasiruošęs. Štai Tomas irgi ruošiasi. Tik ką, ralio tiestai prasideda. Šiandien padangas tai ir labai svarbu. Svarbu, kaip Tomas jausis Škodoje. Tomai! Vieną kartą, tai tas toks važiavimas, kai vis laiką pirmas kartas toks garuotas, nėra ritmo, tai pats dar toks išsiblašęs, nesuskūpęs, tai nieko, toj kartuosim antrą, galbūt geriau truputį. Kaip Tomai su Škoda? Lengviau. Splendų. Lengviau? Jo. Gerai. Leidžiam padangų slėgius, pasitikrinam ir pavažiuosim dar vieną kartą. O kas atsitiko Dainiui? Granata. Pirmo važiavimo? Antrą. Antrą? Pataikėt kažkur ar nieko? Šiaip, ne?
Vidinė, išorinė? Niekur nepataikėm, niekam. Šiaip, subirėjo. Atėjo laikas. Turbūt, kad čia. Taigi, dainiai su ugniau nusisuka granatą. Čia vadinasi, pasišilkiau padangą, griuot. Tai ką, pralėkėm teisinį greičio ruožą, paskutinį kartą startę užgesą, pabandžiau antrą pavarą startuoti, nesigavo. Pareina Tomas, pareina, čia dar Jono mašina yra, einam paklausim, kaip jiems sekėsi. Nu, ką, hebrytė, labą dieną, kaip Tomu, kaip sekas? Liūdėm. Liūdėt, ko trūksta? Kaip visą laiką? Išmetė mane iš mašinos. Ai, ką dabar veža kažką kitą? Geresnė pasisodino. Ai, supratau, kiek Tu kartų taip- pralėkė? Vieną tik tai? Nu, A, sakė, pabandysiu kažko tu. supratau. Tu tai va, jūs tai draugiškai trysia. Jaučias pertrauką. Blemba jaučias. Kažkiek ant ilgų ruožų, tai Bet, ilgų atkarpų. ta prasme, viduj tai smarkiai jaučias. Į laikę, tai 0,2 tik. Su Nu, kuo lyginant? Su savim. Tai, nu, kaip ir nedaug, ne, palyginus. Nedaug. Jo, Atėjo po tai... pertraukas tos... Bet tas pirmas žodžius, Greitas man, kažkas čia vyksta, žinai, atsileidau, paskui stabdžiau, nu, taip įdomiai, žodžiu, gal. Atvažiuoju ir Janų. Čia tas ruožas, kur atlaikyti labai reikia. Jo, reikia. Ir vietų, kur net laikiau. Va, dabar galėsim Joną paklausti. Gerai, paklausim Joną. Štai grįžo ir Janėlis. Nu, Januk, kaip sekėsi? Dėl ko pilni ratai žemė? Todėl, kad žemė yra. Plačiai išleidai? Supratau. Žiūri šturmaną pakeitei? Jo. Na. Labą dieną. Skaito, žinok, nėra. Ir nevyriu. Iš akių skaito, ne? Galėsi pagalboti. Gerai, okei. Taigi Jonas pavažinėja, palakstė, vežioja savo rėmėjus, draugus, partnerius. O mes su Tomuku, kaip tas, po BMW, Škoda geriau biškį? Važiuosim visą laidą su Škoda. BMW šiukšlyną. Reiks geri Visą parduoti. gerą. Inkstus reikės parduoti, nes tu norit važiuoti girdi. Kam? Nieks nebeperka jau, ne? Jau tiek pragerti. Parapulko reiks su Škoda vis Į daugiau. vandenį. Joną paprašysim. Ai, svostė. Joną duok. Okay. Pakalbinsim naujai gimusią šturmanę. Nu, norėjau paklausyti, tai kaip tas jausmas? Joks, nežinau, net nežinau, ko tikėtis, bet Aha. važiuoju gerai. Gerai, patiko? Labai. Kartotumėt? Aišku. Ar galėtumėt būti šturmanė? Ar norėtumėt? Geriau nežinau? vairuotoja. Geriau vairuotoja? Ai, vairuot labiau patinka, ne? Aš įsivaizduoju, kad O iš greitį dažnai tenka pamokėt baudų? labai. Labai Buvau ir teisų netekus. Ai, buvo ir taip, normaliai taip su patirtim vairuotojas, kaip sakyti, jo. Viskas aišku, tai mes laik priemam visus ir be teisų, ir su teisėm, kad išmokinsim, Ne, kad... dabar ir su teisė viskas Gerai. gerai. Kai teko pabuvot, kur ten, kaip ten buvo kelių gaidelį ar Jo. ten paskaitas pavaikščioti, žinai. Supratau. Bet- Tai kitais metais jau ieškam Būtinai. automobilio ir startuojam ralyje, taip? Būtinai. Lauksim, nu, gerai, iki. Iki. Vitalijus Plastininas su savo Audi. Labą dieną, sveiki gyvi. O, Vitalijau, porą žodžių. Kaip organizatoriai ir lenktynininkai kaip viename, va, kaip tas jausmas? Aš siūlyčiau Giedriau tau suorganizuoti ralį ir sudalyvauti. Aš pamatau, kaip jūs kankinatės, man kažkaip praeina iškart noras to daryti. Reikia arba organizuoti, galbūt sakau, arba važiuoti, žinai. Nes tu kai darai, tai labai per didelė atsakomybė. Yra tas jausmas, ne? Atsakomybė ir, bet ir tam ir privalumų, o nesu viens toks pat Lietuvoje. Jo. Yra dar kolegų. Prie visko priprantam. Jo. Ar šiandien tik su šturmanu važiavot, ar dar kažką vežiojat, svečių? Turėjom rėmėjų, o paskutinį kartą tai su šturmu. Supratau. Kaip Audi, viskas gerai? Nežinau, lygu viskas kaip ir gerai. Pastabu kažkokia nėra. Kodėl pritrumpinat teisinį greičio ruožą?
Važiuoju, kaip nėra starto, taip nėra, gal ne čia atvažiavau? Reglamentai, finansai. Viskas įsidė į krūvą, ne? Gal ne finansai, bet toks jau reglamentas. Tai testinis negali būti ilgesnis. Kaip sekėsi pasirašymas ralį? Kaip organizatoriai turi minėti? Ar viskas sklandė, ar buvo kažkokių iššūkių? Žinai, kad 13 kartą tai... Ralį, irgi toks, žinai. Tai nuo 12 metų, žinai, kai esi tame, tai gal sakykim, ko gero, kad vienas iš tų ramiausių, žinai. Bet ir dalyvių skaičius tai nemažas, ar džiugina? Dalyvių ko gero, kad rekordinis. Taigi, Vitalijus baigė savo pasivažinėjimus, vis laik buvom kamerą truputį strikuoja, visą dieną vienas tareikas neužtenka. Mes kaip ir viską išsprendėm, apsisprendėm, automobiliai jau savo garažuose, mini, mobiliuose mes lėkiam su Tomu. Šiandien dar bus atidarimas Mažeikiuose nuo 8. Tai automobilis servise. Hebrytė geros nuotikas, taigi už pusvalandžio bus jau varžybų atidarimas. Važiuosime į centrą, peržiūri automobilis, pertikrina padangas, paruošia rydienai, kad galėtume rytoj gazuoti. O mes šiandien su Tomu važiuojam ant pakilos ralio, papuošim ralio startą. Sveiki gyvi. Skubam. Vykom prie kultūros centro Mažeikiuose. Štai pakela, gražus balionai, graži pakela. Mūsų automobiliukas. Neužilgo jau važiuosim per arką. O štai ir Kipsai. Labą dieną. Kipsai. Hopa! Norit pakalbėti? Taip, noriu, kad Vitalijai papasakomėt. Jūs čia nuveikėt? Mažeikių ralio medija esat? Nu, tarkim, supratau jau. Darius Besiečius šiandien išsitraukė savo tokį bolidą. Porsche automobilis. Ralyje. Gan retas dalykas. Paklausim Dariaus, ką jisai galvoja. Lapčiai labai žvaigždė, Holivudo matai. Kodėl tu ne žiedinės važiuoji ralyje? Žiedinės neįdomu, ralyje įdomu. Ralyje dviese, žiedė tai vienas, nėra su kuo pasikalbėti. Kaip jausis žiedinių automobilių ralyje? Gerai? Paklausk, jeigu dar veiktų tas žiedinis automobilis, tai būtų iš viso gerai. Ko dar trūksta, kad veiktų? Kažkas ten su varikliu vis tiek. Trailina? Ne, jis petylina. Petylina. Tai atvažiuosi į finišą? Nežinau, bandysim, nežinau. Ar pavyks. Gerai, netrakdau, gal medija dirba savo darbą, o mes einam pagalbėsim kitus. Jonuk, papasakok. Kaip tau šitas ralis? Super. Nedažnai tave matome ne A lygos raliuose. Kas tave traukia į šitą ralį? Visų pirma, tai pirmas kartas aplamai. Mano, vadinkim, mini ralį, kaip aš dalyvauju. Mineralisto karjeroje pirmas ralis? Jo, tai tikrai įdomu. Daug pažinome sąlygoje, kiek kartų, daug kartų esame važiavę iš tikrųjų. Šiandien tokį turėjom nuotykį, kad iš tikrųjų testinio mes nesusirašinėjom, tai iš tavęs tiko, viskas gerai, bet aš jos neskaičiau prieš važiuodams. Ir aš išvažiavau, radau ten tą, vadinkim, šikaną, kur niekada nebuvo. Labiausiai buvau nustebęs dėl to, tai ten toks, žinai, konfuzas. Ko šiandien? O šiaip super, ko mums reikia, Giedriu, mums reikia prieš varžybas dabar kilometrų svarbiausia daug neprisikurti reikalų. Mačiau tiesinio greičio ruožę, parodė antrą laiką. Ar buvo dar iš kur, kaip sakot, dadėti? Mes antrą laiką, mes nelabai ir stengiamės, nes iš tikrųjų aš vežiojau draugus. Tai realiai mes su Giedriu gal pirmą kartą tik važiavom kartu, taip pat pasibandyti ar tą mašiną viskas gerai. O daugiau nebuvo kaip, nes žmonės, nereikia žmonių per daug prigazinti. Jiem turi patikti, turi likti sužavėti, norėti tai daryti arba norėti žiūrėti, dalyvauti, matyti, prisidėti. Tai toks tikslas buvo.
Tai gerai, tai linkim gero ralio ir pasimatom finše. Pasimatom. Okay. Mes šiandien turėjom tokį vieną įdomų nuotykį, važiuojam, žiūrim mašiną, 2 ratais gravys. Mariu, kas ten buvo atsitikę? Iš tikrųjų tokia keista bėda, nulūžo gazas. Aha. Rimtai, šiaip galvojom pašildyti padangas į vieną pusę, kitą nulūžo gazas. Ir užsikirto? Ir užsikirto. Ne, gazas neužsikirto, bet nebepavyko jau, kaip sakant, ištraukti. Ir pasikabinom. Tai ačiū labai realistam kolegos, kurie bandė ištraukti. Aišku, nepavyko, bet gale Fendas rimtas atvažiavo ir ištraukė. Netgi su mašina išėjo ištraukti? Ne, Tai normaliai į kabiną tenai, ne? Normaliai, galiniai ratai ore kaboja. Bet man čia dabar žiūri viskas tvarkoja. Nesulaužėm. Nepagadinam nieko, ne? Nieko nesulaužėm. Supratau. Tai girdite, gal rytoj tikiuosi be nuotykį nekabėsit? Fendas tik ištraukė. Fendas, va, šturmans irgi dirba savo daro. Visi padirbėjo, visi. Aš tik žiūrovas. Ai, tai tik žiūrovas dar buvo. Kaip ir tą kalties nėra tave, ne? Aš prie traktoriaus daugiau dirbau. Okay. Egidijus Savičius griuvęs praeitame mineralė. Štai automobilį pavertė Į sidabrinę gulbę. Praktiškai jokių žymių net nepamatysi. Apart, kad spalva pasikeitė. Taigi, štai kiek dalyvių susirinko. Nu, hebryte, kaip? Pasiruošę startui? Nu, jaučiu. Jauči? Sveiks. Vairuojam Renault, tai negalim būti užtikrinti. Sirena negali žinoti, arba atvažiuos įlis arba ne. Na jo, viską gali būti. Svarbu pusę šį laikyti, ne? Svarbu ir dėžė. Ai, dėžė irgi, ne? Pagirskų giminė, va. Kas nežinot? Senasis Pagirskis, aš čia jau jaunasis. Nu, klausyk, nematėm pirmose etapuose tavęs ir paskui vidury sezoną išlindai. Taip, tai praeitais metais Zarasuose varę papuolėm. Statymo darbai vyko. Tai va, daugus sugalvojom išvažiuoti, pasimėginti. Visai neblogai susivažiavo. Jo, žiūrėjau, tas rezultatas neblogas. Iš kur toks važiavimo sugebėjimai, sakykime? Čia paveldima, ar treniruojas daug, ar kaip čia? Nežinau, tai kaip ir visas jaunimas dabar, daugiau mažiau simuliatoriai. Vis tiek labai daug duota tos naudos. Nu ir aišku, čia man tai gal nusisekė, tėvukas tokius pagrindus užmetė ir supažindina su to visą ralio virtuvę. Nu ir, nežinau, bendrame fone gal ir visai nieko, aišku. Kodėl E30? Visi čia kemšiai? Nesiskirtinis. Išskirtinis? Taip. Bet važiuoklė ten šakas, ne kažkas. Tas pats, kas kompaktas senas. Na, jo. Dar kol dalių kažkiek tais yra, tai gali... O motoras dar senas ar jau naujesnis plyta jau? Tai motoras kompakto, 323 staimas, jo. Tai, nu, šiek tiek atnaujinta. Lygo gal sakykime tik tai išorė tą senolę 30, o daugiau viskas šiek tiek nuo naujesnė BMW, supratau. Bet gerai, žinok, šaunuolis iš šono žiūrint, tai tikrai daug emocijų sukeli žiūrovam, duodi tą skersą, važiuoja ne tik rezultatai, bet dėl emocijos, tai tave labai su to sveikinu ir linkiu, kad rezultatas nebūtų prastesnis negu praeitame ralyje. Ačiū tau. Ok, pasimatysim. Iki. Kaip? Tai bendra nuotrauka su dalyviais, su Vitalijom. Vitalis, labai graži siena. Svečių iš Ukrainos, svečių iš Latvijos, na ir praktiškai viso Lietuvos dalyviai renkasi į priekį. Tradicinė nuotrauka. Ką? O, Jonai. Su kamera. Jonai, alų jau prakašiai, iškašiai girdi. Gal tada nesipra. Da ne, bet vis tiek tai jau reikia. Tai ką? Laukiam saliuto. Fejerverkai. Jo. Prasidėjo fejerverkai, ką tai reiškia, kad reikia kurti automobilį ir važiuoti į atidarimą. Giedriūkai, pirmiausia, aišku, labas vakaras, o antra, kaip jūsų nuotaikos, kokie tikslai atvažiavus pabūti svečiais, tais nesvetingais, kurie, ko gero, pagrindiniai kandidatai pasiimti didžiąsias taures? Labas vakaras visiems, labas vakaras pažeikiai. Labai malonu čia grįžti po metų pertraukos, visą laiką čia
patys fainiausi žiūrovai. Visą laiką ateina palaiko, ateina pasipuoškinti, tai labai džiaugiuosi, kad turiu faną. O mes, kaip sakyt, nedalinkit anksčiau prizų, negu mes finišavom. Pirmiausia, reikia raliai finišuoti, paskui parodyti gerą laiką. Reikia nesigesti, reikia nepadaryti klaidų. Iš tikrųjų, yra daug iššūkių, kuriuos reikia įvykdyti, norint pasiekti finišą, o jau tada skaičiuosim viščiukus. Bet testiniam greičio ruožė jūsų viščiukai buvo greičiausi. Bet testiniam ruožė padarėm klaidų. Buvo tokių klaidų, kad užgesom startį ir praradom laiką. Tai, sakyt, klaidų daro visi. Bet tų kilometrų rytoj nebus ir daug, 33 ar 4. Tai kaip sakyt, klaidas atsigriebti laiko irgi nebus. Jo, jeigu neleis ratą, tai tikrai per mažai laiko bus atsilošti prieš kitus. Tai, o akmenų pakelis vis dėlto mačiau. Tai kągi, linkim sėkmės. Giedrius Natkaus ekipažai numeris 73, bet čia... Mes jau servise. Šiandien tiek. Dalius parašė, kad vėluoja ir gali atšaukti lėktuvą, tai gali būti, kad Dalius ir neatvyks į ralį, tai teks važiuoti su Tomu, tai laukiam rytojus ir matysim, su kuogi vis dėlto startuosim rytoj. Labas ralis, labas rytas, labas Mažeikiai. Taigi, Mažeikių mini ralis prasidėjo šiandien, atvažiuoja čia vienas kitas lenktynininkas užsipilti Savo bolydams kūrą. Tai Antanas irgi pilasi kūrą, o mes kaip visą laiką einam rytinės kavos. Sveiki atvykę į Vijadą. Štai čia sutikome ir Dainių. Dainis neįsirengė. Kam tai tokia? Neįspaustos. Labai silpna šita. Spaus šitą stipriai. Kiek bus jau? Pusę paduką, tai gerai. Nu, Dainis norėjo skistos kavos. Kaip žinai, gerai? Ne, blogai. Kodėl? Lova nepatogi ant sofos. Ant sofos? Nežinau, kažkaip naujas vietas man nesimėgo. Nemiegoju praktiškai. Girdėjau tavo knarkimą, girdėjau Kestas kiek ėjo į tą lėtą kartu. Aha. 2 kartus per naktį. Tai va, tiek. Sveiki visi. Va, dar yra ralis, sveiki gyvi. Ką čia? Imsit? Kavos? Kavos, laukit eiliai. Vedęs kava pati skaniausia. Tai šiandien kartą ar ne? Ne. Kodėl? Toliau lieka druskininko ekipažas. Kaip čia gavosi tokia rokiruotė? Norėjo vairuotojas pašturmanauti. Tai sutikė tą progą jam, ne? Viskas aišku. Gerai, o čia eilė dabar reikia. Reiks laukti ir man žiūrėk. Ką Tomai imsi? Im? O, jo. Žinai, ką man paimti? Man va šitą va paimti. Vieną, užteks man. Šiandien daug negalima. Reikia kūdyti. Nu. Tomas jau laukia. Mes ką? Skanaus. Tai tigriam kavos, važiuojam į servisą. Vyks nuo 9:30 briefingas. Nuo 10 pradės startuoti automobiliai. Tai mes startuosim po visų. Turim šiandien 73 numerį, tai virš valandos reiks palaukti, kol visi startuos ir tada jau startuosime mes. Tai šiandien mūsų didžiausias konkurentas galbūt mes patys savo. Tai yra Jonas Luckus, kuris irgi dalyvauja ir kiti lenktynininkai, bet byla neatvažiavo, norėjau galbūt, kad koks atvažiuotų. Dar vienas iš top 10 dalyvis, bet kažkaip jie nepasirinko šitą ralį. Labai gaila, bet, nu, ką darysi. Pasitreniruosi patys vieni. Nepatikės, Passatą irgi atėjo šiandien šventę. Va taip va. Vandens purslai. Žiūrėk, Das Auto, naujas praktiškai. Das Auto. Dainius taip gerai neatrodo kaip mūsų. Tai ką? Toms pasponsoriavo ant plovimo šį kartą. Mylim, ne? Jo, galim lėkti dabar į trasą. Mes jau serviso zonoje, vyksta veiksmai, važiuoja automobiliai, renkasi dalyviai. Kiek žiūrovo, Subaru fanai, sveiki gyvi, klubiečiai, o štai ir... O, Jono mašina, kokia čia, žinai, kokia čia mašina? Jonas Buožė šiaip yra.
Prisipirka visokių RS-kų. Sakiau, važiuok į trasos šitą mašiną, gal mane aplinksi. Tai ką? Organizatoriai. Labas seniukai. Labas ralis. Ir labas visiems kitiems. Vitalis nemėgs filmuoti, liepia išjungti kamerą. Jau matau šakių. Eik, nusifilmuok. Taigi turim Visą laiką merčą. Turim merčą, kur galite visą laiką įsigyti pas mus varžybų metu. Ir turim naują šturmaną. Gordzladze. Kilmės šalis geriausia. Gruzija. Na Hebra, žiūriu, pankuoja. Taigi automobiliukas po nakties viskas tvarkoja. Eisim rengtis ir ruoštis startams. Atrinkom į briefingą, štai kiek mūsų visų dalyvių. Dar kažkas renkasi, vėluoja. Kur atsižymėt, kad buvau? Jau. Aš užsifiksavau, užsifilmavau. Kokia prasojusi lankas, rask ir uždėk aukščiuką. Gerai. Taigi einame su Vaidotu Paškevičiu šiandien. Labas, Vaidukai. Labas, Giedriukai. Nu, ralis bus tavo, ne? Šį kartą. Pala, čia aš kalbėk, dar jau. Trojkės pilnais girdėjau, eisi visas. Antrą dieną įsivajau. Varažį, dabar ne prie varažį. Aš tokia, kad prie varažį, tai tu man nori atsigeršyti. Revenšas. Jo. Girdė? Aš girdėjau, kad esi biški prasiskolinęs servise. Aš norėjau pasakyti, kad į ralį vyksta totalizatorius. Vaizdas dalyvavo totalizatoriai elektrinų ralyje su vienu iš mūsų komandos narių, Dainiumi Alekna. Ir jis dabar sako, Giedriu, einam parodys, kai ką norėjai nufilmuoti. O štai ir Dainis Alekna. Labas, Dainiu. Labas, Dainiu. Vaidas atėjo tau kai ką pasakyti. Geras rytas. Žinai, kada prasideda, kai gauni pinigų. Čia gerai jau važiuoju. Nu, taigi. Pagaliau. Iš ko lažinatės? Tai jau tu papasakok. Galima dėdės, Esmė tai laimėjau, o dabar remiu ralį. Prašau, čia rėmimus. Ralį palinkimą girdį. Rėmimus. Škoda R5. Tai va jūs savo dalinkite. Taigi, buvo tokios lažybos. Kaip ten buvo? Sakyk. Palaikėm Lietuvos lenktynininkus ir nepalaikėm. Ne, sportinėmis elektrinose. Kas laimės elektrinų ralį? Sako, Dainis sportinėm, kad laimės ne žala. Vaidas sako, eik, negali būti. Tokia 100 eurų. Ir pasportinai. Ir kas laimėjo elektrins? Kas laimėjo? Nežala. Ir štai 100 eurų pas mane rankose. Bet Dainis truputį sugudravo, nes turėjo papildomas informacijos. Čia jau ne visi skaitė. Viskas pagal... Bet Vaidas savo žodį tęsėjo. Čia ne šiaip, kad lažybas ir paskui nebesiskaita. Jis, kaip sakyt, įteikė, yra įrodymų 100 eurų, tai Dainiau, sveikinu tave. Ačiū. Kaip sakyt, laimėjus lažybas. Bet dabar rimtai, rėmimus čia, jūs čia dalinkitės. Parėmėm ralį Škoda R5. Ne, iš tikrųjų, Dainis man sakė prieš tai, sako, jeigu Vaidas atneš, sako, aš paimsiu, užsifiksuosiu, padėkosiu ir sakė, paremsiu Vaidą, prisidėsiu prie jo starto. Tai tikrai, net nešis, tai tada jau griaužia būčiau kelis visą gyvenimą. O dabar iš tikrųjų, draugystė nugalėjo. Draugystė nugalėjo. Okay, smagu, kebrytė. Braliukai from Latvia and Mitsubishi Evo 10. How it looks like a new? Yeah, of course. Like new, yeah. Hi. Hello, hi, good morning. Good morning. Is this time number 22? It's good number or it's not good? Maybe number 10 would be better, but no, it's okay. It was 39. You know, it's up and down and now down again, so it's kind of going the right direction. The last race, what has happened? What's the result? I do not remember. We won our class and we won the overall, so that was really good. Not bad. Not bad. Yeah, and this rally, what is your mission? Well, the mission is kind of try to win, obviously. Yeah. But also, you know, kind of make it to the finish line and, you know, let's see, you know, our teammates, Gillis, hopefully they can manage good result and they, you know, standing at the top podium, but just, you know, enjoy it. The last race of the season. Yeah. So, yeah. Maybe you're thinking something about the next season. What race you want to do, yeah.
Yeah, we don't know yet. You know, it's a long time. The next, let's say, the season starts in May only. But maybe one stairs up. Yeah, maybe, like a rally sprint, yeah? Yeah, rally sprint, or maybe... the big one, the A-League. A-League, yeah. So we were talking with Gillis as well, you know, and they said, well, rally sprint is like longer distances, same day, Saturday, but then there's only 40 participants, right? And here you have, look, yeah, but 40 like, I think speed is like yours. That's true, that's true. I think we'll see, you know, we'll decide. You know, you can go and mini rally and sprint too, because different championships, different weekends. Oh yeah? Okay. Yeah, but only reason that you have to choose which one points yeah, right. Yeah, exactly. Yeah. So we have to go home and do some thinking. You know, I will also talk to them and see. Rally in Latvia, you thinking about? We're probably gonna do some winter rally, you know, and see when the weather, whether there's lots of snow, good weather, cold winter, then maybe we'll do just one winter rally. And then after winter rally, if we do one, we'll see what we do for next year. Yeah. What is your team coach? Well, we have Jānis Jumītis, Jānis Vorobjovs. You actually, they're sending greetings. They're sending greetings to you. Thank you. So they're both sending greetings to you and wishing you also a good start. Okay. This rally. See you on the finish line. Yeah. I hope. Yeah, absolutely, definitely. Okay. You also have a good rally. You too. Bye. Ciao. Bye. Taigi, latviukai praeitą ralį laimėjo, šį ralį irgi nori parodyti gerą rezultatą, o štai nori pažiūrėti. Vakarykščius nelaimėlis parodyti jums, štai kokia įdomi fara, tokia, homemade. Na, hebryda, tai kaip čia buvo, kaip čia tas testiniam greičio ruožė, kaip suprantu, biškai paslydat, ne? Visiškai teisingai. Nu, tai antro važiavimo. Antro važiavimo, taip. Aha. Tai koks buvo greitis prieš posūkį? Iš tikrųjų tiesiaja pilnais pabėgo. Penktą parą, ja. Ir gazas iki dugno buvo numentas ir laikėm. Tai vis tiek biškai pasistabdyti spėt prieš? Jo, tai spėjom, jeigu nebūtume spėję, tai būtume greičiausiai šiandien jau nedalyvavę. Stogu. Jo, ar išsigandot? Ne, tiesiog taip tik tais, toks nemalonu, kad testiniam. Jo. Šiandien biškai gali kojytė padrebėti, ne vietą. Galimai taip. Kadangi čia tik tais jau patirties toka. Supratau. Negalim pasakyti. Gerai, atsargiai, labai neįsibaiminkit, viskas bus gerai ir pasimatysim finiše. Aš tai latviukai važiuoja. Mockas. Truputį nepasisekė jam vakar. Štai dar visi laukia automobiliai prie starto. Braškys negali sėdėti už vairą, kadangi dar neturi pilnametystės, tai šturmanas turi vairuoti iki greičio ruožo. Turim ir Ladų, ir Golfų, ir visokių kitų automobilių. Tai 10-18, jau 18 automobilių sustartavo šiame ralyje ir dabar jau važiuos netgi 19, gal 21 automobilis priekyje Subaru. Maskoliūnas ir Rakauskas ruošiasi. Sveiki! O štai ir Clio ir visi kiti. Labą rytą. Kaip sekas? Liuks. Va, ir Seriozo parko direktoriai ir kuro užpilimo. Kaip sekasi? Ačiū gerai. Klauso visi? Taip, privalo. Nu, Pabandytų neklausyti. Per plačiai palapinį niekas neišstatė. Ne. Tilpa. Galim dar statyti. Supratau. Tai galim pakeisti dar vieną kokią lygą, ne? Jokių problemų. Ok, supratau. Priimtumėm tikrai. Drąsiai, ne? Aš tai atiduoda kortą ir startuoja. O štai ir muzikos mokytojai su komanda. Sveiki gyvi. Kultūros ministras, jo. Mačiau vakar gražiai dainat. Man vienas žmonės klausė, sako, o jis sako, dainininkas, sako, kiečiau, sako, komandos vadovas. Aš Žilvinai Pekarskai. Jo. Tai buvo asmeninis sveikinimas. Ir taip daryti yra negražu. Nėra to blogo, kas neišeitų į Facebooką. Ai, tai jam nusinti ir jisai pasidalinti? Aš pasveikinau su gimtadieniu. Aš galvoju, žinai, sakau, kad tu per Facebooką kažkaip ir tai gerai, kad aš ten kažko, žinai, vyriškiau nepavarėjau. Apie ką manau, apie Lietuvą, apie prezidentą, apie visus kitus dalykus. Supratau.
patirtis. Na gerai, tai dar kartą sveikinam Žilviną Pekarską su gimtadienį. Jo. Ir kaip kokias ralio aidai, ką gali pasakyti, kokias naujienas, kokie nuotykiai? Tai kokie nuotykiai? Apie kuriuos... Dabar pradėkime nuo šito ralio. Pirmą kartą gyvenime vakar turėjau raktą pasiėmęs rankose. Svarkė, viskas, visi reikalai. Teka dirbti? Jo, pirmą kartą pasiteisino shakedownas. Amorts išlinto į vidų. O, gale. BMW? Kam kitam BMW? Nepirkit nieks BMW, nusipirkit Hebra. Nu, mašinas. Normalios. Gerai, prieikim prie antrą klausimą. Kodėl Larch 1 yra užregistruotas Zarasos vienas jūsų ekipažo? Todėl, kad nemoka registruotis. Ai, tik dėl to? Taip. Nes man vis tik užduoda klausimą, sakau, ką aš žinau, šilygį paskambinu, sako, blefas, garantuotai. Ne, Elektrėnuose registravau aš, tai viską padariau teisingai, o čia registravos patys, ten mygtukų ir prispaudė. Ir čia, Viekšnius, visi mineralistai pirmą kartą jau autoralį registravos, nieks nieko nematė, visiems svarbu yra kuo anksčiau prieiti registraciją, visi prisispaudė ir gavos, kad neliko niekam shakedown'e vietos. Nors nei vienas nevažiuoja shakedown'e, nu tai čia žinot. Jo, tai man teka skambinti irgi Vitalį Plastinis, kad įterpt kažką. Tai aš jau paskatos, o Vitalį, kad tada visus, kurie yra shakedown'e, perskambink, tai 10% mes nevažiuojam shakedown'e. Jo. Tai kodėl reikia? Nieks neskaito. Komandinį jūsų įskaitai, kaip sekasi šiemet Mineralija? Pirmaujat, antraujat? Jeigu laimėm pirmį, jeigu žemiau pirmos antrį. Nu tai žodžiu arba. Kas gali jūs aplenkti? Pilėnai. Supratau. Pilėnai, taip pat kaip sprinte. A-lygoj irgi yra teorinių šansų, bet jau turi nepasisekti mūsų tiem. Bet antrį greičiausiai. Buivydai, gaus lančią? Kada išeis video? Po savaitgalį. Labai gerai. Džiaugiuosi už juos. Bus kova, bus intriga, klasikai neišsispręs. Jų yra visiškai teoriniai šansai, bet jie padarys, manau, viską, kad bus arba... Bet turi idealiai suvažiuoti, nepadaryti klaidų. Jie turi laimėti 11, man atrodo, greičio ruožą. Mission impossible, bet labai... Dėka rėmėjų, iš tikrųjų, jie turi stogą. Jie turi garantiją rėmėjams, padėkosimės tikrai sezono pabaigoje atskirai. Vienas rėmėjas pasakė, varot siesto, draudimą visą pilnai dengiam ir negalvojat apie franšizės, apie nieką. Ta prasme, tai pridės, manau. Dar klausimas apie Seską. Pinigų liko nuo praeito ralio, ar čia buvo projektas naujas? Seskas vykdo programą savo Saudo Arabijai treniruočių programą. Ir jis, kadangi čia suvažiavo Elektrėnuose su mūsų klubo pagalba, čia realiai jis pasirinko kaip treniruotę. Dėl visų pergyventojų, ta prasme, jis tikrai važiuotų su Toyota, bet Toyota plus 10 tūkstančių kainuoja nuoma su draudimu. Jam nėra prasmės, dabar ten kažkas jau kalba, kad išleisti biuletenį, kad neleisti važiuoti su 3-4, nesvarbu ar įskaito ar neįskaito. Tai jis paprasčiausiai tada skipina ir jis daro treniruotės kitur. Tai čia, sakau, toks įdomi situacija, bet nuo kitų metų mes komitete tikrai ją išspręsim. Ir kad neliktų jokių interpretacijų, tik čia reikia visos bendruomenės kaip protingai, vis tiek yra Varžos automobiliai, kurie irgi realiai yra kaustuko proto, bet restriktorius ne tas. Ta prasme, N5 plus klasė iš vis apie nieką, kuri žudo. Ir N5 žudo. Pačią N5 klasę žudo pliusai. Jo, pačią N5. Ir va toks gaunas. Išmiš, bet per daug yra įbrista gilin, kad ištaisyti šitą situaciją. Nes dabar įsivaizduokit, jeigu ten viską pradėti lyginti, įsivaizduokit, kiek visi, pavyzdžiui, N5+. Kiek ten prisišovė, ką daryti, kiek pinigų investicijų, toliau Varžos Mindaugo kūriniai. Vėl, jie kaip ir tokie, kaip ir gražu. Bet
irgi galima kabinėtis. Bet va kaip protingiausiai išspręs šitą, bet čia, sakau, kaip ir su Mineralio SG klasėm esame įbridę į tokį liūną, koks čia SG. Ta prasme, mes nebeturime SG niekur. Ir čia belieka kaip Latvo, pas Latvius irgi ėjo į pievas tas ir kas liko 2 VD, 4 VD. Ir nesvarbu, tu atvažiavai su Puma ar atvažiavai su Taiperiu. Tu važiuoji 2 VD. Gerai, Eugenijau, ačiū už komentarus, ačiū už interviu. O, važiuosi, ne? Važiuosi, nes jau reikia įrengti. Aš tik šiandien sužinau, kad važiuosi. Juokdaris. Štai mūsų komandos nariai Ugnis Vanagas ir Dainis Alekna. Nu, Chebryte, kaip, pasiruošę? Pasiruošę. Viskas gerai, nuotraukas geras? Liuks. Supratau. Ugnis sveikinau, jau teisės matau išlaikė, viskas gerai, šaunuolis. Gerai, iki, čiau. Tai va, tokias takelis. Štai pakalbėsim dar vieną ekipažą. Pagirskas ir Pagirskas, broliai Pagirskai. Labą dieną. Gerai atrodo. Jo. Vienas vyresnis brolis, kitas jaunesnis, tik nežinau kuris. Jaunesnis. Na, Edinai, kaip nuotaikos? Nu nieko, aš kažkaip tai neplanavau šitą ralį važiuoti, bet yra toks... Kas turėjo vietoj tai važiuoti? Dalis Stryžadas. Biškai pasivedė, ne? Po to nuotkos daugiau jam sumokėjo, su nuotkom pradėjo važiuoti. Bet kai kažkas dar sumokėjo, kad dar su nuotkom nevažiuoja. Liufhansa Avelynė sumokėjo. Mes su Hebra juokėmės, tas dabartinis šturmans Tomas paskambino, sakė, bomba lėktuvė, viskas, atšaukė skrydį, Dalis atvyko, sakė, nu šiek nebėr, galiu aš pašturmanau, sakė dabar. Tai Rimvidui žinutę parašė Dalis, vis tiek nieko nebūčiau padėjęs. Kas belieka, da. Tai gal ir gerai išsisprendė, nebuvo streso ir žodžiu. Na, tai ką, atsargiai ir iki finišo. Ačiū. Labai tėvas nervuoja, kai sėdė, aiškina labai daug. Viskas labai ramu. Viskas gerai, korekt. Gerai, Chebryte, okei, gerų startą, iki. Tai va, Pagirskai. Štai ir mūsų palapinė, einam ir mes jau įrengtis. Mes jau darėme parke. Tai išvažiuoja paskutiniai mini ralio dalyviai. Mes su Tomu, tuoj atvažiuos Jonas, Darius Besevičius irgi laukia startą. O Andriulis sustojo servize. Paklausim, kas nutiko? Kur aš langą? Eik tu, nusimovė? Jo, įsėdam į mašiną. Mašinoj benzu konkrečiai kvep. Išlipom. Balytė. Tai nieko, palei Rally 2 važiuosim. Rally 2 dabar reikia laukti 3 greičio ruožų tada statuosite, ne? Jo. Supratau, nu bral gaila iš tikrųjų. Va, mėtasi detalės. Mechanikai tvarka. It is what it is, ne? Mechanikas. Mechanikas. Kodėl ne vakar? Nu va. Nu ką darysi, na, taip jau yra. Bet tortą ateisi, žinokit. Gerai? Nu, neblogas, va. Rally for fun. Chebrytė laukia finišo. Reikia ir mums anksčiau finišuoti pasirodo. Ką jaunimėlis? Nieko, reikia užkurti. Pašildyti automobiliuką, ne? Nieko irgi va, biškį pasimankštinsim prieš ralį ir tiek. Stabdymus pasmatuot, bet yra smagu tada. Na, kaip mašina pasirinkimą geriau veikia, ne? Traukia? Kai viskas tvarkingai tipo padaryta, jinai tada vis tiek kažkiek atsigauna. Jo. Normaliai viskas. Supratau. Kaip tau šitas ralis, suprantu, kaip treniruotė? Čiatkas apie Zarasą. Aš nežinau. Apie kitą kažką pakalbam. Gerai. Kaip jums Zarasai, pavyzdžiui? Zarasai irgi visaip. Ant smagumo. Ant smagumo. Gerai, turi eiti varyti, davai pasimatysim. Tai ką? Nenoriu apie Zaras nieką kalbėti, prisišnekėti žodžio. Kiekvienas turim savo prietarą. 11-12, mūsų 11-14. Šmaikštaliai. Mes jau atvažiavę prie trasos, o Renaldai, norėjom tavęs paklausti, kaip trasa, kaip tas greičio ruožas? Labai geras, labai afigenai viskas, labai, man kaip ir man, nu, gal biškis slidu buvo, tau tai bus dabar dar geriau biškis. O antras greičio ruožas? Antras biškis paskui daugiau dar smagesnis. Čia toks labai fainai apšilt. Šitas greitas, o nas jau pasukiuot reikia, ne? Jo, biškis tas bus daugiau, bet čia kuo džiaugiuos.
Šturmas labai gerai sudirbo šitam dope, tai kaipavau. Supratau, super. Gerai. Nu čia tik per tiltelį reikia pataikyti. Ir viskas, nu. Gerai, tai mes irgi va jau pasiruošę, padangos suleistas. Už kelių minučių startas, Jonas Rodas sako, dzigel, sėdam ir varam. Sulėkėm pirmą greičio ruožą, Jonas geras nuotaikas. Jonėlį, tai kas čia buvo pirmam tam greičio ruožą? Pradžiai buvo labai dėkingas Giedrius, kuris pirmą kartą mačiau gyvenime, kur žmogus dedasi šalmą savo minutę įvažiavo, o ką, tai čia buvo žiauriai faina, bet tiek prisijuokiu, ko paskui falstartą padariau. Sakai, nesijuok iš kito nelaimės, tai pačiam, tai man. Aš pagalvoju, kad 5 metai tikrai nesu padaręs, tai kažkas tai, nuotaika gera. Aš tai, kai Šturmas pas mane Romis sėdi, laukia startą, jis galvoja, kad aš viską žinau. Aš reigas, kalbinu, filmuoju. Žiūriu jūs kažką rūdą, laikant, o blemba, žiūri man minutę, aš dar filmuoju. Nu nieko, bet spėjom, nepavėlam, tai viskas gerai. Tai gausi biškį pačkų? Gausiu, dabar į avansą. Ai, va, dėl ko, ai, tai jeigu atimtumėm, tai tu man 2 įvežiai, ne? Nes 8 dabar aš tau, jeigu... Ai, nu jau. Oi, Jonas, na. Markai, kaip pirmas greičio ruožas? Gerai, toks, nuėmiau tą tokį... Tampėlė, ne? Tiek biškį jaudinės, ne, pristato? Ne, tai toks, kai važiuoji daug, tai nebuvo. Viskas gerai buvo prieš startą, tik tai toks nustenuškė. Elektrinose žiauriai gerai susirašiau. Nu dabar irgi pravažiavau, tai liuks. Girdėjai ant stenuškės, tai tau čia jau pagal tą nuvažiuoti treniruočių kilometras, tai čia jau turėtų visi pavydėti. Ta stenuškė turėtų būti tokia uoga. Dar yra, trūksta pamaišytų sportinių kilometrų. Jo, biškį kitaip tie sportiniai, ne? Jo, tai kitaip ten susigeria jie, bet geria, kai ir gerai, bet sportinių visą reikia pamaišyti, kad įsigryninti tą. Ar jums kaip? Gerai. Apšylam šiek tiek irgi, ne? Vėlai startas. Galėčiau tau dar priekaištų pateikti. Noriu... Nu? Gerai. Ne, noriu dar paklausti tavo Šturmaną, iš tikrųjų, kaip jam sekėsi? Ką Giedriukai? Labą dieną. Labą dieną, mėlėjai. Malonu matyti visus, kaip visada. Tu šitoj komandai, šitam ekipažė esi ar branda, ar kaip sakyt, kaip jūs pasiskirtas? Rimtesnis tu ar vairuotojas? Jeigu taip charakterį įmant. Ar tu jį biškį pagestinė, tu gali tai pakontroliuoti? Ta prasme, jeigu atsakant į šitą klausimą, tai gal taip atsakysiu. Mes viens kitą labai gerai papildom. Ir jis ateis, aš žiūriu savo progresą per šiuos metus, kiek, nu, nes vis tiek sezonas eina į galą, tai įvyko didelis progresas. Netgi tau? Jo, net ir mano, aš atsiverčiu. Ta prasme, taip, yra pagrindus, kas padėjo, tai kas be ko tėtis ir kuris ištobulino iki tokio levelio, kad aš jau galiu, dabar tik belieka jau šlifuojamės. Mes jau šitą sezoną... Tai gal jau tėtį aplinkiai jau čia tiek treniruočiai? Nu, tėtis sako jo, kaip sako, jūs čia tą laisvas savaitgalis, laisvas diena, jeigu galite išnaudojat ir tą daro. Taip, kaip sako, yra dėl ko stengtis, tas stengiamės, tai, o kas ką, kaip sakoma, taip, nu, kai kuriais atvejais, aš ten biškį pažiūriu truputį rimčiau, jisai kitais atvejais ir viens kitą labai toks geras darinys papildom, tai sakau, mes viens kitam šnekam, nu blemba, dabar reikėtų, jeigu vat šitam procese, kalbant, su kažkuo kitu važiuoti, tai, nu, džiugu, kad tiek jisai, tiek aš kol kas, ne kol kas ir tikiuosi nematysim kitų variantų. Tai viskas labai liuks. Už
prie kameros vaizdo, išlipus iš automobilį, vis laik matas pasistė jokėlį, bajeriukai, tokie linksmi, viduj mašinai, kai užsidaro duris. Tokie pat nuotaika lieka ar surimtėjęs? Mes surimtėjom, mes turim savo ritualus prieš, kaip sakom, prieš startą, ką viens kitam pasakom, kaip ranką paspaudžiam, tai yra ten tokių. Bet, nu, dabar, kai jau tu atsistoji, tu jau vis tiek nugrimsti į tą sportinį visą režimą. Ir tas mes, nes mūsų sieja ne tik ralis, kad ralis tai vienas, šiaip labai geri draugai, mes kartu praleidžiam šiaip daug laiko ir visai neoficialiai aplinko, ir sportuojant, ir kartu keliaujam ir taip toliau. Tai visko tokio, viskas, žinai, pats puikiai, žinai, tokia limpa. Jo, bet žinai, vis tiek važiuojant ralį vis laik būna streso, pakilimų, nukritimų, kartais nesisekimų, ar būna kartais, kad ir nenorom, bet išsprūsta kažkokia frazė, kurios paskui nenorėtum sakyti, kad kažkoks žodis, žinai, kai būna trintis atsiranda vis tiek. Būna taip, nu taigi būna ralyje tų momentų, kai truputį ir aš klaidą padarau, ir jisai, ir mes ten kažkaip nesutarėm kažkokiu klausimu, gal reikėtų taip. Aš niekada jam neaiškinu, kaip reikia užsirašyti poskrius, mes susirašym, to padiskutuojam, kaip galima. Tik tai dar, kaip sakoma, turim žmonių aplinkų, kurie mums dar užkonkretina, kad gal geriau daryti taip ar taip, bet niekada nebūna, kad tu čia blogai. Bet jeigu kalbant apie tą psichologinę pusę, būna momentų, kad pasišpilkuojam, bet mūsų tas apsišpilkavimas už 20 sekundžių jis nutrūks. Nieks nelaiko jokio pykčio ir to. Svarbiausia, to ir linkiu, nes visuose ekipažas tas vyksta, žinai, ir mes irgi sudalim gal kažką vieną kitą pasakom, bet nusiraminam, išsijungiam ir važiuojam toliau, nes yra nes žinom, ko čia susirinkom, tai tikrai, bet džiaugiuosi, kad būna labai retai ir net dabar, jeigu sakyt, kada buvo. Ką žinau, nes tu neatsimeni. Jo, svarbiausia išlikti žmonėmis ir kaip sakyti, ir atvažiuoti, kaip sakyti. Davai. Paklauskim Dariuką. Kaip tas pirmas greičio ruožas? Grybų kariauna. Visi cilindrai dirba? Dirbo cilindrai, tik Sangava dabar jau ne. Ai, Sangav nebedirba jau? Ne, išvariau. Kas tai? Ai, pedalas tu greitai? Tai blemba. Bet čia tavo dėžė kokia? Reikia Sangavas ar ne? Reikia. Reikia, ne tik iš starto, ne? Supratau. Mačiau, Mitsubishis nuvažiavo. Kažkas ten negerai. Aš buvau sustojęs paklausti, sakė, ventiliatorius neveikia, garai rūksta, kaista gal, ir pusę šitą suka pirmam greičiu. Tai žodžiu, grįžta, matyt, pagal Superrally bandyti sugrįžti į trasą. Gal Hebra pataisys? Na, mačiau lempą labai tokia autentiška viena. Lempa, jo, vakar greituoju būdu, Kęstutis, autorius. Jo. Gerai, Hebrytė, davai, einam ruošti startai. O Daris Becevičius šiandien važiuoja su žiediniu automobiliu. Porsche GT Cup. Arba, kitaip sakant, Kaimano Rally Cup. Važiavom du greičio ruošti ir trečiame finiše radom dar vienas komandos narius, naujokus. Na,
Hebrytė, kaip sekasi? Gerai, labai neblogai, tik tai pirmam ruožę falšą padarėm. Taip, antrą kartą nepadarykite, nes antrą kartą duoda minutę. Pirmą 10, už antrą jau minutę gauda, tai atsargiai, bet šiaip legiasi gerai, ne? Gerai, žiauriai gerai. Na tai pasisaukite atsargiai keliu, kad būtų. Kaip šturmaniai? Neblogai. Neblogai, susiskaito? Supranta, ką skaito, ar ne? Viską supranta. Klauso. Ok, mašina laiką vis tokia, ne? Kol kas viskas normaliai. Supratau, liuks. Nesigirdi kažkokių bėdų. Jo. Ok, netrakdau, kaupkitės. Iki. Taigi, Subaru, kur ilgai buvo pardavinėjimas internete, pagaliau išvydo trasas, o štai ir Agidijus. Oi, ne čia. Sveiki gyvi. Galvoju, kad Agidijus, bet ne Agidijus. Labai panaši Subaru. Mr. Smirnovas ir visi kiti. O štai ir Jonas. Na, Jonai, antram startį dabar stovėjai 10 sekundžių. Panašiai. Bet čia reikia, sakė, liepė sakyti tau, kad apsisukom 2 kartus. Ant abiejų špilkų, ne, ta grįžinė. Tai taip ramiai, ne, šitam duobė nesižudėt. Nesižudėm iš viso. Supratau. Viskas gerai, sakasi. Mūsų tikslas yra nesižudyti, o tas duopas jis yra... Atsiprašau. O tas duopas toks ir yra. Padirbėti kur. Jo. Sakė, tau gerai irgi sekės. Buvo palikęs čiatą. Tai dėl to ir smagu. Aš jam skaičius tada gramą dėsiu. Bet čia tarp mūsų. Tai jau. Okay. Tai 56, įvažiuoja automobiliai, 01 mūsų LK ir vėl bandom 1-3 greičio ruožą, dabar jau antras bandymas. Turim, pametėm ratą, pametėm stabdžių diską, pametėm žodžiu, normaliai apdaužėm mašiną. Kas buvo, sudaužėm ratlankį, stabdėme, nulėkė ratlankis, liko centras ir sudaužė stabdžių diskas nulėkė ir tada išvertė stabdžius ir cilindriukas ir šie lauk cilindriukai, tai žodžiu dabar tas stabdžius įjungiam,
bandom dėti ratą ir tiek tam mūsų. Ir važiuoti toliau. Iš ratlankio lygavo tik tiek. Žodžiu, su nuotykiais. Gerai. Grįžom į serijos zoną, puolam tvarkyti automobilį. Aš ir mus pasitinka Rally for Fun klubo vadovas ir prezidentas. Ir man įteikė tokią pavalgyti, sakė, kad tas legal. Man klubiečiai sakė, Giedrius buvo, sakė, palinkė tortą. Tai aš tau leisiu man galvą nukasti. Jo, žiūrėkit, kokį tortą gavom. Nu, super, ačiū Augi. Nu, ką klubiečiai, kulinarai. Nu, ačiū. Ratą taip. Ant stabdymo patiesiosios. Žodžiu, aptvarkėm automobilį. Turim dar ir ant priekinės padangos guzą. Abu ratus skirtom į duobę. Tai žodžiu, sudaužėm ratlankis nukrito, tada sudaužėm stabdžių diską. Iškrito stabdžių suporto cilindriukų neturim, tai šiuo metu dabar neturim galinio stabdžio suporto. Ta prasme, galinių stabdžių neturim, vienos pusės galinio rato, tai važiuosim su 3 stabdžiais. Ir kas dar? Ir dar, nulėkė ratas ir atsitrenkė į gyventoją ir žiūrovų automobilį slankstė sparną. Tai dar iškvietė policiją mums, kai teko susiforminti draudiminį įvykį. Tai shit happens, kaip ten sakė, ne? Yra kaip yra. Bet bandysim toliau važiuoti, dalyvauti kažkaip. Gal truputį ramiau tik tais. Iki dainiukai. Kieno čia veido? Nereikia. Ką tu šitai? Eugenijai, tavo sveikatą. Oi, kaip skanu. Kas važinėja? Suvalgiau Eugenijaus galvą. Tai ką, apsiraminam, apsitvarkėm, apsiglostėm. Bandysim važiuoti toliau į antrą ralio dalį. Jau po 3:20 tai bus ir bus mūsų laikas. Tai svečiai. Mini ralio dalyviai jau senai startavę, jau greičio ruožę kai kurie sufinišavę. Ralis truputį užsitęsė, bet, kaip sakyti, yra kaip yra. Lekiam toliau. Vainam, sakyti. Labą, vainam! Graži moteris reikia irgi dabar. Domus paperkinėjai moteris. Kūro užpilimas, pilam kūrą. Tik hebrytė dar laukia iš mūsų paskas. Pilam kūrą ir gazuojam į greičio ruožus. Mes jau prie 4 greičio ruožo starto. Visi susirinko. Dar turim keletą mini ralio dalyvių, kurie sustartuos, tada bus jau mūsų laikas. Atjungiu ir kitą ratą kitoj pusėje, nes trim stabdis suportais labai skersuoja automobilį, tai nežinau, kaip geriau daryti, ar palikti su 3 ar su 2, tai dabar nežinau. Palieku priekį, gal kad neskersuotų palieku atjungtą, nes labai skersuoja, galiu prisižaisti. Tai ir vienu ir kitu atveju nieko gero, bet kažkaip bandysim. Bandysim išgyventi, ne? Jo, bandysim. Anksčiau stabdysim ramiau ir gerai. Tai va, tiek žinių, ruošime startui.
važiavom šitą greičio ruožą, tik su priekiniais stabdžiais, bet labai tokia užkaita, nebeefektyvus. Stabdžiai buvo labai gaila, o Jonai priekį buvo sakęs Renault Clio ir Jonai priekį jo išvažiavo, priekį Joda Clio ir dulkina. Tai Jonas irgi smarkiai atslygo nuo mūsų. Tai ką, dabar pabandžiau prisijungti tą ratą, bet staudant mašinas stojasi skersą kažkaip taip. Tai nežinau, gal neprisižaisim. Bandom. Turim regrupingą. 10 minučių ar kiek čia, ar 5, nežinau. 5, tai ir varom tada vėl kartom šitas greičio ruožas. Bus traukimas. Su 3 ratais kaip važiuoti. Nežinau, keiščiau. Turiu atsargiai stabdyti, nes būna kartais kaip šauna galas, tai labai skersas, tada toks atsargus stabdymas vyksta ir reikia pasisaugoti, žodžiu. Tai neskubam niekur, bandom važiuoti savo eiga, savo tekme. Dabar varom į regrupą ir tada vėl varom į kartuoti 5, 4, 5, tai dabar 6, bus 6, 7. Tai tiek. Palaukiam starto prie 6 greičio ruožą. Norėjau Joną paklausti, Jonai, o ko toks piktas buvai po 4 greičio ruožą ar 5, dabar nebežinau. Taip įdomu, žinok, aš dar tu ten matyt, gal kai žmogus kažką daręs, nežinau, ką jis darė savo, bet jis išlindo ten, kur neturėjo išlysti. Nuotką praleido, sako, slutkai buvo trukdyti. Aš pirmą kartą lenkiau kaip žiedę, meralė mašiną. Langai sveiki? Džiaugiuosi, kad žinau, jis pasitraukė, bet jis bijo pats matyti, nedasitraukė iki galo. O man reikia, žinai, tai kur ilgai tiesiu į tos krūmus, nėra suratu, kaip nejauku. Tikiu, bet nieko, vis gerai, ne? Nu, aplenkiam, bet tada aplenkiu, dabar nesuprantu, kur esu. Iš to streso, ne? Nestabdyti, žinai. Šiaip piktas buvai, ne? Ne, šiaip, nu... Bet laiką žiūri labai nesakadinai, vis tiek ten... Ne, normaliai. Netgi Vitalijai dar įvežė kelias sekundės, ne? O šitam kas buvo, kodėl biškai prasileidai Vitalijui? Persistabdėm. Kai kur nereikėjo. Ant šikano? Ant šikano. Ir tai tu 105 reikia gal 300 metrų. Ne, viskas gerai, šiaip tas smagiai labai važiavos prieš tiltelį, biškai persistabdėm. Tuos ir tada tenai, o šiaip tu, nu ką ten. Gerai, ne? Viskas. Matai, ten ta pradžia ten yra kur nueit. Yra, ten tu medžiai siaura, ten nejauku. Yra kur nueit, o ten, nu, tikslas netame buvo, tikslas yra atvažiuoti, panervuoti nuotko. Ir plastinindą Vitaliją. Jo, viskas, gerai laiką praleisi. Ok, gerai, Januk, davai, gerą tau savažiavimą tarp tų greičio ruožą. Likusiu.
ką, Tamuk, su finišu girdė? Na, pagaliau. Pagaliau. Ir su Škoda pavažiavai, ne? Pirmas finišas su Škoda. Pirmas plidelis bus, ne? Jo, pirmas plidelis, jo. Super, gerai, sveikinu tave. Aišku, su nuotykiais, bet ir kaip ir. Tokia ralio dalia. Tai Jonas važiuos Luckus. Ką su finišu, Hebrytė? Su finišu, sveikinimai. Aplenkėm, dabar čia. Eik to rimtai? Ne, čia aplenkėm, o dabar. Ai, da. Gerai, idėlį su finišu, antrą vietą. Ačiū. Kur nori, ne? Tai labai gerai, važiuojam kur nori. Jūs su mama važiuosit? Tai vietos nebėra, žodžiu, varom atgal. Atiduodam mašiną mechanikam. Ačiū Kristijonai ir Edgarai, kurie padėjo mums šį ralį prižiūrėti automobilį, o atiduodam jiem, o mes einam į centrą į apdovanojimus. Ralis baigtas, ačiū visiems už dėmesį, automobiliukai kraunami jau į savo vietas, bus vežiami namo, tikrinami, tvarkomi, nes kitą savaitgalį jau turim Zarasų ralį, kuris vyks Zarasuose ir Aukštaitijos ralis, jis vadinsis, kur kovosim dėl čempionato taškų, paskutinis Large čempionato etapas, svarbiausias varžybos sezone. Išlindo daug kažkokių tai neaiškumų, daug gedimų, pasitvarkom, susitvarkom, pasirašėm sekančiam raliui ir bandom pakovoti dėl aukščiausių vietų, dėl antros aukščiausios, nes pirma jau šiemet užimta. Tai ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot kartu su manimi ir iki kito savaitgalio pasimatom Zarasuose. Ate.